Sveiki, čia Bičiulių kraštas. Šiandien kalbinsiu jau 16 bičiulį. Ačiū tiems, kurie remiate. Viskas įvyksta jūsų dėka. O šiandien kalbuosi su Dainiumi Šerkšnu. Tikrai taip, populiariausio bičių produktų prekės ženklo Šerkšno medus bendrasavininku ir bitininku. Šerkšnai Lietuvai pristatė medaus mišinius su liofilizuotomis uogomis ir vaisiais, išpopuliarino kreminį medų ir yra vieni stambiausių Raseinių krašto bitininkų. Labai ačiū jiems, kad sutiko pasidalinti savo patirtimi. Buvo labai malonu kalbėtis. Tad gero klausimo ir jums. Jūs kaip pradėjot bitininkauti? Ir kaip buvo pradžia, nuo ko pradėjot? Ir jeigu galima kažkaip įvardinti, kas yra dabar, kiek yra čia šeimų, ar kaip jūs skaičiuojate apimtį savo ūkį? Nu ką, mūsų pradžia yra kaip ir mūsų logotipė matosi, kad 82 metais, nors aš pats 81 metų gimimo, tai tėvai pradėjo dirbti su bitėm, jie užaugo, jų tėvai neturėjo bičių, mama mokinosi Žemės ūkio akademijoje, ten buvo kryptis bitininkystė, tai praktikos jinai visai neturėjo, teoriškai jau buvo susipažinusi ir dirbusi šiek tiek ten, praktinius dalykus atlikinėjusi. Tai pirmas avilys buvo padovanotas kolūkio bitininko, neoficialaus bitininko, tiesiog kolūkio laikais dar bitininkas pagyvenęs padovanojo pirmą avilį. Dar jie pasakojo, kad su motociklu parsivežinėjo be lopšio. Ir medų dar vežiojosi kelis metus, žodžiu, dėžėmis su motociklu dviese, žinai. Tai tai pirma pažintis, ten 2-3 aviliukai buvo pas jos namuose, vėliau kolūkis įsteigė savo bityną, tai mama dirbo jame, vadovavo, ten vienas bitininkas buvo, vėliau antras dar buvo. Tai žodžiu, tai kolūkio bitininkystė baigėsi, jie ten įgavo, aišku, praktikos namuose, tada liko tik namų ūkis po iširimo ir laikydavo apie 30 šeimų. Ir taip aš tik būdavau padėjęs, tai ten panešiodavau dėžes, padūmindavau. Taip, gyvenom iki maždaug, skaičiuojam, apie 2008 metus jau mes pradėjom taip eiti link to, kad pabandykime pabitininkauti truputį rimčiau, nes atsirado patirties, ką reiškia medus pardavimuose, nes laikai netokie lengvi buvo, mano tėvai turėjo nedidelį verslą, tai ten taip vietoje buvo toks neuždirbi, nei pradirbi, taip gyveni ir tie. O čia, bitininkystė, tai mes galvojam, kad tai yra romantiškas dalykas. Žinai, paukščiai čiulba netoks sunkus atrodytų, gal pusę metų tik darbo, taip toliau, bet ne viskas gal taip gavosi, bet maždaug pradėjom didinti tas šeimas. Aš dar dirbu irgi, tuomet dar elektrinėje. O, jūs iš Šunų krašto? Ten darbai buvo, ne? Jo, aš Kaune iš pradžių mokinausi, tada dirbau Elektrėnuose, tada Vilniuje elektrinėse. Ir tuo metu aš jau jaučiau, kad kažkaip po biškį norisi biškį toliau nuo miesto ir po biškį įsijunginėjau laisvesniu metu. Domėtis pradėjau, kas ta bitininkystė iš tikro, kaip ten galima kažką patobulinti, kaip pagerinti tėvam, kad lengviau dirbti būtų. Ir nuo to prasidėjo labai gana, sakyčiau, greitai viskas, nes padėjo ir tos nacionalinio mokėjimo agentūros programos, paramos modernizavimai ir po biškį pradėjo augti tas ūkis. Tai šiuo metu mes turime apie 500 šeimų, plius minus. Ten pasidarom papildomų šeimelių, daugiau bus, kažkiek tai apjungiame, kažkiek miršta per žiemą, sviruoja. Maždaug nuo 450 iki 550 šiuo metu taip. Ir ką, maždaug tokia dabar situacija, dirbam 3 bitynė, 4 iš tikro. Tai tėvukas labiau su mumis kartu, tai po bitynus, jeigu jisai ten labiau prižiūri tą kampą, mama labiau prižiūri cecho dalykus, o žmona dabar irgi įsijungia, tai jinai tokius labiau internetinius dalykus, rinkodarą tvarką, tokius darbus daro.
Ir aš visur ir niekur. Tuo pačiu. O tai iš šono žmonių? Iš šono žmonių yra pas mus 4 žmonės iš viso. 2 vyrukai ir 2 moteris. Ir jie pastoviai dirbantis, aišku, darbo apkrauti visus metus čia labai mūsų užduotis sudėtinga mums. Tai ne iki galo tas gerai pas mus yra. Nes sezonas praktiškai pas mus nuo birželio iki, sakykime, dar sausis viskas. O vasaris, kovas, balandis, gegužė, 4 mėnesiai tokie ant 4 žmonių, dar plus mes dirbam, taigi. Taip apkraut, kad jiems galima būtų atlyginimą mokėti jau sudėtinga. Tai viena iš užduočių yra, kur galima tobulėti. Kada atsirado mišiniai? Visgi jūsų mišiniai, man atrodo, geriausiai žinomi Lietuvoje. Tai 2008 sakėt, pradėdat rimčiau domėtis. Taip. Kada atnešat ir iš kur atnešat tą idėją, kaip čia? Jo, gana įdomus dalykas buvo. Mes skaičiuojam, kad aš irgi prieš reportažą pasigalvojau savo mintyse, kad iš tikrųjų tai 2012 metais mes pradėjome eksperimentuoti, nes kodėl mes tai darėm? Mes ieškojom, išsibandėm. Čia neseniai, dar atrodo, kad amžinai jūs buvo 10 metų gal. Taip, mišiniai taip šitie. Mes ieškojom keletą metų. 12 metais pradėjom jau eksperimentuoti su mišiniais, 13 jau pasileidom į rinką. Tai buvo, aišku, kelias netoks trumpas, ten buvo tų idėjų labai įvairių, ten tie mišiniai tik dabar jau, kai viskas aišku. Tai viskas daugam ir yra aišku, bet iš tikrųjų pradėjom taigi nuo tinktūrų, nuo kvapų gali daryti, įvairių dalykų gali gaminti, bet mes žiūrėjom labai sveikatingumo reikalus ir aišku, kad būtų galiojimas geras, bet tą galiojimą, kai mes buvom pirmieji, pavyzdžiui, mišiniai su liofilizuotom uogom arba kitais priedais, tai yra idėja grinai mūsų. Tai yra niekur nesam matę. Nors vėliau sužinojau, pasakojo man, kad Vokietijoje kažkas jau senai sakė gamina. Bet tokio populiarumo ten niekur nėra, nieks nebuvo matęs. Mes patys buvom to nematę. Mes tiesiog su Baptų institutu šiek tiek bendravome, tai kartu tokią idėją iškėlėm pabandyti apjungti medų ir tos natūralius priedus. Tai jisai, žinoma, pasiteisino labai gerai. Tai yra produktas ir sveikas, ir labai patogus. Pasistumėjom, mums reikėjo rinkodarą tvarkyti. Turėjom susikurti prekinį ženklą. Tai viskas tuo metu susiliejo, tie mūsų mišiniai, susiliejo rinkodariniai tam tikri sprendimai ir ką, mes važiuojam, taip ir važiavom. Jo, šiaip jūsų logotipas žiauriai geras. Aš iš tikrųjų pavydžiu pavardės ir vau, čia sprendimas man žiauriai patinka. Bet mačiau, kad neseniai Lidl atsiradot, o ne? Taip. Bent jau aš neseniai pastebėjau. Ar jūs nesenai pastebėjote, mes dirbam jau ir seniau. Aš įsivaizduoju, kad ten turbūt labai ilgai jūs jau. Ne, nelabai ilgai, mes gal 3 metus bendradarbiaujam su jais. Nes dabar tai ir vakar buvau, žiūrėjau, gražiai, akių lygiai patogiai pastatyta. Tai dabar jūs esate sėkmingi pardavėjai medaus. Kokie sprendimai buvo daromi su marketingu? Nes čia yra didžiulis skaudulys. Daug, ne aš vienas turiu Rusijai, daug medaus pasislėpęs. Mūsų yra daug. Tai koks jūsų buvo marketinginis kelias? Kaip jūs iš to taško, kur ten kažkiek 30, berods sakėte apie 30 šeimų, iki to, kur jūsų medų žino visi, aš mačiau vaistinėse, suvenyrų parduotuvėse, aš nežinau, bet kur šauna idėja, kad galėtų būti, šerkšno medus. Ta stengiamės, taip. Sunku pasakyti, kaip čia taip gavosi, kažkokio stebuklo mes nepadarėm. Žinau vieną dalyką, kad mes buvom pirmi mišinių gamyboje, tai vienas dalykas. Mes buvome Lietuvoje pirmi, tai nesakau, kad daugiau nebuvo, buvo bitininkai, jie turbūt ir šauniai tvarkėsi, bet su modernesniu požiūriu į pakavimą, į darbą su medumi ir jos produktais, medaus produktais. Tai buvo visai kitas požiūris. Anksčiau tai bitininkas turėdavo turėti standartinį stiklainį, standartinę etiketę su bite, viskas kas būdavo. Kai mes atėjom, to, ką mes turėjom, tai niekas neturėjom. Dabar, žinoma, jie ten ir mato gal ir pavyzdžius, ir aišku, tobulėja kiekvienas bitininkas, tai yra pilna gerų pavyzdžių, kaip jie, irgi
susitvarkė tą visus dizainus, ten pakuotės, viskas liuks, dabar jau pilną turim konkurentų. Jo, netrūksta. Jo, o čia tokios paslapties kažkokios tai ir nėra, tiesiog mes tuo metu buvom pradininkai tokių dalykų, naujovių dabar. Dabar, kam beįsijungti, aišku, sudėtingiau bus, nei mums tada buvo. Bet tada reikėjo labai drąsos, pinigų reikia drąsos tiek investuoti tokius dalykus, kurie neišbandyti. Tada verslą padaryti iš medaus, kažkaip nedaug, bent jau mes neturėjom kažkokį pavyzdį. Bet jūsų gaunas toks pagrindinis patarimas, ką girdžiu, kas jums pasiteisino, tai naujų dalykų eksperimentavimas. Kažkaip taisyklių nesilaikymas ir tada bandom kažką naujo. Žinoma, drąsa būtina ir paieškos būtina. Pavyzdžiui, mane stebina labai, kai ateina dabar Lietuvoje beveik, sakykime, aišku, čia gražiuose kabutėse, sakau, pusė Lietuvos yra bitininkų. Ir jie man, ką sako, bičiulių krašto. Ir jie, ką man sako, kai aš būnu bendrauju su savo klientais, jie prieina ir juos kaip klientus, mes bendraujam ir ką jie man sako, aš turiu savo bičių, oi, niekas man neįdomu, aš viską žinau, sako, tu man nieko nerodyk, viską žinau, dar geriau už tavį, visus kitus. O aš ką, kiek žinau, tiek žinau. Norėjau pasakyti, kad medaus jie niekada nenusipirks, ragauti jiem net, atseit nereikia, nes jie viską žino, viską moka. Bet o mes kaip? Mes keliaujam pasaulyje, mes visada savo lauktuvių prasivežam medaus. Visada, iš kiekvieno krašto ir visa mūsų šeima taip padarom. Tai mes bitininkai būdami, mes medumi domimės. Taip. Ir bitėmės, žinoma. Čia kaip liga? Taip. Čia ir kitaip nesigavo. Jo, kai įtraukia, tai jau ir būdas gyvenimo. Dar minėjot prieš laidą, kad sakėte apie mišinius, dar galite kažką pasakyti apie tą, kiek aš dabar bičiulių lankau, tai sakykime, prieš 3 metus, kas nebandė mišinių daryti, tai jau po 3 metų, žiūrėk, jau pasibandė daryti. Tai tas konkurencinis žaidimas, jūs kaip pirmieji čia yra, aš klausiu ir prieš laidą dėl patentų, dėl kažko, ar kiekvienas žaidžia pagal savo taisyklės, ar yra kažkokios taisyklės, kurias reikia žinoti žmogui, kuris bandosi? Aš tai visada taip galvoju. Čia gal tokių kažkokių ypatingai taisyklių, gal aš pats nežinau, tokių nėra gal, bet aš visada tai remčiausi į sąžinę bitininkų, žmonių, kurie dirba panašiais produktais, arba mato, arba tiesiog bendrauja apie tai. Mišiniai atsirado, jie taip, idėja dabar jau yra tokia pasklidusi, daug bičiulių tą daro, tai čia viskas tvarkoja. Vieni daro geriau, kiti truputį prasčiau, ten jiems sekasi, bet čia per laiką, jeigu norės, tai viską išsitobulins ir viskas čia tvarkoja. Uždrausta nieko nėra, taigi vienintelis dalykas, kas man nelabai patinka, kai kurie deklaruoja, kad tai yra išrasta, pavyzdžiui, mano ar tavo arba kieno, ir tu nebandyk, tu irgi tokį patį padaryti. Bet tiesiog, čia patentai, jie yra šiuo metu negalimi, jeigu bitininkam dar įdomu. Patentai galimi tik tais dizainui, pakuotėjai, o idėjai medaus mišinys ten su kažkuo. Galimi buvo, tai tik kai mes kūrėme, bet mes to nepadarėme. Tai nėra jokių apsaugų niekur. Tai svarbu daryti kokybiškai? Jo, ir ne tik, tai svarbu turėti leidimus. Nepamiršti reikia, kad tam reikia turėti veterinarinius tarnybos leidimus. Kai mes pradėjom gaminti šitos dalykus, mes buvom pirmieji, veterinarinė tarnyba net nežinojo, kaip mumis apiforminti. Mes kūrėme savo standartą, pilnai nuo nulio, nes nebuvo nei pavyzdžių tokių legalios gamybos, nei analoginių dalykų nebuvo. Dėl to su savu standartu, turėjom daug tokių kūrybinių dalykų, kaip apdėlioti viską, kad būtų oficialu, įteisinta visos tvarkas. Supratau. Dar besiruošdamas laidai radau pas jūs Šerkšno medaus profilį tokią žinią, ar kaip čia reiktų pasakyti, kad ne tik medaus mišiniai, bet ir kreminis medus buvo jūsų atvežtas, berods pirmųjų, bent jau populiarinamas pirmųjų. Čia klausimas irgi, nežinau, kiek jūs norėsite dalintis, bet aš lankydamas bičiulius, dabar galvoju, 3 skirtingas gal receptūras, žinau, kreminio medaus. Sakykime, yra ten ta
klasikinė internete lengviausiai surasti, sako 50/50, pavasarinė 50%, 50% skysto medaus, permešom viską gerai, juokitės, ir kreminis medus. Tada, pavyzdžiui, vykom į Estijos kelionę, ten, žinoma, nepasakysiu, kokia ten pavardė bitininkų, bet ten jau su tom kreminio medaus sėklom. Ir sako, kad 10% įdedi ten kreminio medaus, permuši kas 12 valandų, 3 paras, gaunasi kreminis medus. Kitur internete radau, kad užtenka šaukštą įdėti kreminio medaus, arba pavasarinio iš vis nereikia, nes greit kristalai. Įskiepėjai, ne? Įskiepėjai, labai geras žodis. Medaus įskiepėjai. Ar sutiktumėt pasidalinti tokiu teisingesniu būdu, kad nesugadint savo medaus, ar geriau šitą paliekam? Ne, tai esminės, gal tarkim, kaip gamyba, taip gamyba, bet jeigu pradedant nuo klausimo pradžios, tai turbūt, kad mes gal ir nebuvom pirmieji tokį dalyką sugalvoję, arba ten kažkaip tai labai gerai padarę. Taip, mes eksperimentavom daug vėlgi su ta idėja, mes kažkur ir šitą būtent mes jau nusižiūrėjom, kad tai yra kreminis medus ir paskui pradedam dirbti. Bet tai yra eksperimentu. Atvežėt čia. Bent jau taip, žinau, kad kreminis medus kainuojas iš jūsų. Mes gal deklaruoti, taip, oficialiai pardavimus, o tokie... Lietuvoje gal taip, ne, Lietuvoje tai gal ir nebuvo tokių, teisingai jūs sakote. Jo. Tai Lietuvoje gal ir nebuvo, bet lyginant kaip su mišiniais, tai mes net užsienyje tokių nebuvom matę. Tai dėl to skirtumą aš tokį jaučiu, bet taip kalbu. Tai kreminis nebuvo čia mūsų kūryba. Technologija iš nuogirdų ir buvau girdėjęs ir tokių, kaip ir tu pats pasakojai. Mes naudojom galima sakyti vidurėlį tokį. Tikrai nemaišom skysto su kietu niekada. Praktiškai vienintelis patarimas reikėtų dirbti su medumi, kol jisai yra tarpiniai konsistencijai. Tarp kieto ir skysto. Kai dingsta skaidrumas, ne? Taip. Pakankamai sudėtingas dalykas. Išfasuoti sunku, kabinti sunku, maišyti sunku. Bet būtent tas reikalinga. Su skystu nepadarysi kreminio. Su įskiepiais. Tie įskiepiai gal ir gaunasi jie natūraliai pas mus. Talpoje lieka kreminio medaus likučiai, ten dapilda ir vėl. Natūralus tokie įskiepiai gal yra, bet ne, mes to nedarom. Tiesiog su konsistencijom žaidžiam. Per patirtį tą suprantam, kada reikia daryti, su kokiu medumi reikia daryti ir panašiai. Čia turim bandytis. Taip. O kodėl taip juokitės, kad jau skystą su kietu maišyti? Tai nes lengviausia rastas. Man čia tas įdomu buvo, bet yra rizika su skystu. Žiūrim, koks tas skystas. Paprastai man sakydavo pavasarinis kietas pirmas, tada, kurio būna daugiausiai. Liepų. Kokiu nors liepų dabar šį? Paskutinė, rūpiučio, tai čia gali čia savo pasidaryti spintelę arba į turgelį tu gali nueiti, bet į parduotuvės tokį tu negalėjai. Tai tau gali būti labai didelė rizika yra, kad medus susisluoksniuos. O tai yra, ne prekinė išvaizda. Tai mes tokių dalykų negalim daryti. Ir labai jau šitą žiūrim. Negali būti lipčiaus meduje. Iškas sluoksniai, ne? Žinoma. Čia, niekada. Čia, sakyčiau, blogas pavyzdys. Su vasaros medumi maišyti. Blogai. Gerai, ačiū už tokį aiškumą. Tai gal tada prie antros dalies ir gal dar grįšim prie. Tai dabar apie tą technologinę pusę. 500 bičių šeimų, patirtis sukaupta kosminė. Ja. Dabar norėčiau kažko iš jūsų pasimokinti, kažką išgirsti. Turiu čia pasiruošęs klausimų. Tai gal pradžiai, ko klausiau ir praeitoj laidoje savo pusę pašnekovą, bet išklausiau ne iki galo ir gavau pastabų komentaras. Tai su kokiais aviliais bitininkaujat? Pirmas klausimas. Pradedam. Gerai, puiku. Tai tėvai pradėjo su dadaniniais aviliais. Jie buvo berods 16 rėmų, standartiniai, truputį praaukštinti. Mes patys jau čia praaukštinom, kad tilptų 2 magazinai, bet dakeliaujam ir iki 3 magazinų gero medunešio sąlygomis. Ir turime daugiau aukščių. 10 rėmiai, 10 rėmų pločio, lizdas didysis, kaip dadano, ir pusiniais aukštukais, aukštyn, kaip medunė. Supratau, dabar... Tai, čia... Aš tai nesakyčiau, kad reiktų iš mūsų labai mokintis, mes esam tokie eksperimentatoriai. Sakyčiau, daug darbo mes įdedam. Rezultatus mes savo pasiekėm, bet
Bet nežinau, ar tai yra pats geriausias pavyzdys. Tiesiog čia mūsų pavyzdys turbūt. Jūs ne pirmas ir ne antras, ką aš kalbinu ir tokiu pačiu principu bitininkauja, bet dar apie avilio konstrukciją. Bedugnis avilys ar su? Taip, bedugnis. O kodėl bedugnis? Aš kitokių daugiaušių labai ir neieškojau ir man tiesiog papuolė bedugnį, pasiskaitinėjau, aš nemačiau jokių problemų. Tiesa, kad girdėt, tai girdžiu apie jų kaip ir blogasias savybės, bet praktikoje vienintelis, kas, jeigu iš tos pusės bedugnio, galbūt jis yra vėsesnis, galbūt pavasarį jisai stiprėja truputį lėčiau nei dadanimis. Bet tuo pačiu ten yra, gali visaip išrutuliuoti, kad sutaupys to pačiam pavasarį jau sutaupys, ankstyvame, dar kol nėra didelio prieaugio to bičių. Ir dabar jos, kai kurios dar yra biški kamolyje. Jau skleidžiasi, aišku, perų jau yra visko, bet jos biški, ne taip greitai pradeda vystytis, tuo būdu mes sutaupame ir maisto, gal ir tos bitės mažiau nusidėvi, ir jos sprogsta grinai su šiluma. Ateina laukia šiluma ir jos tada pilnai viskas vystosi stipriai. O kodėl su dideliu lizdu bitininkaut? Kodėl, kai nesu mažaisiais kariais? Tai mes dar vis diskutuojam. Tiesą sakant, mes nesam iki galo įsibandę su mažaisiais. Teoriškai mačiau, galima tą daryti. Man nepatinka su tais mažais rėmeliais tai žiemojimas, mano supratimu. Dėl tarpo? Jo, dėl tarpo, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, man labai nepatinka ieškoti motinėlių. Ten vėlgi kiti ten daro įdomus dalykus gal, bet mes tiesiog įsitraukiam rėmą ir ten galiu maždaug ties 6 rėmų. Per 6 rėmus iš to lizdo aš iš karto surandu motinėlę. Labai greitai ten gaunasi. O kai daug štukai, tai ten to motinėlėm, jau man nepatinka. Aišku, jau tada, kai aukštukais dirbi lizde, žinoma, jau visai kitas darbas. Mes lizdą dar, kai žiūrim, mes po rėmą dar tikrinam. Tai... Kiek užtrunkat prie šeimos? Prie šeimos? Nežinau, ką darot, žinoma. Aš jums pasakysiu, mes jeigu 3 važiuojam komandą, mes 500 šeimų šitos sužiūrim maždaug per 3 dienas. Čia jeigu tikrinam lizdus. Aha, o tada kiek vienam skyriui būna plius minus šeimų? Ten išskirtiniais atvejais tik būna ten 6 arba 10 šeimos, bet taip vidutiniškai 20-30 šeimų. O atstumai tarp skyrių jūs laiko didelis? Norėtumėm, ten, idealios sąlygos būtų, kad ir 3 km tarp jų būtų visada radijus, bet taip nebūna. Žiūrime labai pagal ganyklas. Pavyzdžiui, pavasarį taikome vis tiek į stipriasias ganyklas, tai yra rapsai. Tai tu galima sudėti ir kas 500 metrų tų bitynų. Galima sudėti vienoj šeimoje. Šeimoje, sakau, vienam bitynė ir 60 šeimų esam tą darę. Čia ne pats geriausias atvejis. Bet jeigu ganyklas geras, sudėk kas kokį 500 metrų iš visų kampų gali dėlioti ir bus geriausias rezultatas. Idealiau dar per 3 km dėlioti, bet jau labai plėsės to. Toli važiuoti ir ten su tom vietom netaip paprasta yra. Dabar dar bandau įsivaizduoti, 500 šeimų per 3 dienas. O kaip jūs darbą organizuojatės tarp tų 3 žmonių, kurie ateina per bičių šeimas? Ten žmogus prie avilio ir visi turi savo įrankius ir tiesiog kaip einat po porcijom kažkokiam ar? Dažnai. Ta mūsų komanda kartais gali būti 3, kartais 4 žmonės. Tai paprastai mes einam į lizdus labiau patyrę. Tai jeigu mes esam 4, tai vienas žmogus aptarnauja mums, tai yra tuščius korius paduoda, nuneša tą, atneša tą, aukštus padeda nukilnuoti, 3 žmonės žiūri lizdus. Tai mums ten 30-40 šeimų pasižiūrėti, tai valandą ten mažiau dar trunka tas reikalas, labai operatyviai. Bet vienas žmogus dirba mašinoje, iš mašinos iki avilio ties aviliais ten, o kur reikia sprendimus daryti lizde, tai yra patyrę žmonės, tai ir jau po tam tikros patirties tik prileidžiam prie tokio darbo. Dar apie jūsų lizdus. Tai dabar pavasaris, kaip jūs atnaujinat juos? Kokia technika? Mūsų atsinaujina labai stipriai lizdas. Mūsų pavasarį yra praktiškai 90% mūsų šeimų žiemoja ant 10 rėmų. Truputį platoka, galbūt mes svarstom, reikėtų ant 9 daryti ar ant 8, bet yra savi pliusai, savi minusai. Mes ant 10 tą darom. Dabar, jei žiema
gavosi nesudėtinga. Mums kažkaip su maisto sunaudojimu yra skirtingai. Viena žiema vienaip gaunasi, kita kitaip. Ne pati žiema dar įtakoja, bet tas ruduo įtakoja ir koks pavasaris. Tai jei suvartojimas kada mes pamaitiname, mes nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo kokios vėliausiai 10 būnam jau ir pagydę, ir pamaitinę. Tai jeigu ten ta šiluma nekankina, taip toliau, ten yra tokie niuansai. Žodžiu, jeigu suvartojimas per metus nesigavo didelis, tada šitame lizde, kaip šį pavasarį, mes turim rasti daug likusio maisto. Praktiškai lieka ir per pirmą peržiūrą mes išėmam 2 korius, maždaug jie nebūna pilnai plita maisto, bet su gerokai maisto. 2 korius išėmam, 2 plokšteles įdedam. Čia jau įvyksta pirmas etapas atsinaujinimo. Dar po kokių 2 savaičių mes išėmam dar 2, bet jau dar 2 didžiuosius rėmus, čia taip vidutiniškai kalbu, kitur 3 išėmam, kitur 1. Išėmam su irgi maistuota, duonuota, jau pradedam duoną rinkti. Tai jau 4 vidutiniškai atsinaujinę, dar rapsui net nežydint. Ir dar vieną apžiūrą darom, jau rapsui žieminių žydint, dar 2 išėmam būna beveik plytos su duona. Tai va čia jau 6 pasikeičia iki rapso žydėjimo. Viskas, toliau rapsą žydį dirbant, stengiamės kuo mažiau lysti. Po žydėjimo mes pradedame imti medų ir vėl dar kartą peržiūrime lizdus, bet lizdų žiūrėjimo esmė tokia, kad jas biškį nuskausminti. Tai reiškia, mes 2 arba 3 rėmus paėmam su perais. Praktiškai būna kokie 2 donuoti iš šonų, donuoti maistuoti, ir čia visi sausainiai mes jas vadinam, perų. Jau taip prižiūrim lizdą, kad turi būti sausainiai. Tai va 6 buvo pakeisti, dar 2 šeimelė, jau 8 pakeisti. Šiais metais, pirmais metais, 8. Paskui vėliau, žinoma, vėl tvarkant lizdus, tu dar kokius 2 pakeisi. Jau gale metų. Jo. Beveik viskas atsinaujina per metus. Užsiminėte apie šeimeles, tai kada jūs jas sudarinėjat, per rapsą? Taip. Vėlokai, ne? Mes gana greitai dirbam tuo metu, nes turėdavom tokių dar darbų papildomų tom bitėm, bet mes baigiant rapsui žydėti, idealiuoju atveju mes eksperimentavom, kad medų visą nuėmam ir tada dirbtumėm su šeimelėm. Tai būtų šiaip gerai, patogu, bet truputį laikas toksai, truputį vėluojam, kaip tu sakai. Darbo gaunasi, palauk, iš naujo reikia kažkaip suformuluoti šitą reikalą visą. Galvoju, kaip čia pasakyti. Čia atsuksi, ne? Pažiūrėsi. Ne, esmė yra tokia, kad mes gaunasi, kad dar rapsų žydinti pabaigą mes turim paruošti pervežimai. Mes šiaip skubėdavom vežti į Baltuosius Dobilus ir dėl to mums laikas spausdavo, mes turėtum greitai išimti medų ir greitai šeimelės padaryti ir išvažiuoti. Bet jeigu nėra to darbo su Dobilais, nėra skubos, tai reikėtų dar rapsui žydinti pabaigą, neišimti medaus. Bet tada daug darbo gaunasi. Nusijėmi kokius 6 aukštukus ant žemės, tada išėmi 2 rėmus, ten pasižiūri kamotinėlę, neiškeltum, sudarai tą šeimelės ir atgal sukrauni visą medų brandini avilyje. Taip turėtų būti. Bet tai yra nemažas darbas persikrauti. Ten 6 būna aukštukai kokie, grubiai tariant. Iki tiek, kad angoraižių auginat? Mūsų šiaip aukšti būna. Kiti mėgsta, kad truputį žemesnius laikyti ir nuiminėti po truputį. Mes praktiškai ne. Mes išauginam jį, jisai pabręsta, tada visą nuėjam pilnai. Ir uždedam tik po tų, sakykime, vidutiniškai 5 aukštukų žeminį, gal 4, 5, 6 įvairiai būna. Po žeminis? Po žeminio rapso. Po žeminio rapso būna užaugę iki 4, 5, 6 aukštukų virš lizdo. Juos pilnai nuėmam ir 2 uždedam tuščius. Viską. Ir paskui vėl pabiškiai auginame. Bet didžioji porcija medaus turbūt vis tiek ateina iš pavasarį. Iš pavasarį dabar Lietuvoje. Ar jūs turite kažkokių ganyklų? Tai daugiausiai, žinoma, didžiausias kiekis gali būti. Paskutinius, jeigu 3 metus kokius pažiūrėtumėm, tai pernai tai mums davė vasaros medus neblogai. Tai galima sakyti netoli to pavasarinio.
kiekio galbūt. Čia polifloras, ne? Jo, nu tai ten kiek liepų, kiek miško ten yra, kiek pievų ten įvairiai ten aviečių. O dobilų laukai, nu tai čia, bet mes į vidurkį taikom. Nekalbam niekada apie atskirą skyrelį, ten bityną, kuris gali iššauti aukštyn arba žemyn. Jo, be rapso mes važiuojame, kaip minėjau, baltieji dobilai. Yra atskiri laukai? Jo, yra ūkininkai augina ir jie prašosi, kad atvyktumėm. Čia dėl žalinimo tiesiog? Ne, čia sėklai auginami. Su žalinimu sudėtingiau yra. Supranti, žalinimas, pastebėjom irgi kartais apsidžiaugiam didelis laukas dobilų, bet jie paėma, pradėjo žydėti ir nupjauna viską, kada įsidirba bitės, ten liūdnas vaizdas. Tai jeigu važiuojam, tai ten, kur sėklom augina dobilus. Facelija. Yra? Yra. Ar jūs patys auginate? Ne, patys neauginam, čia nebūtų rentabilu, manau. Bet nuvažiuojam į didelį lauką, bet tai reikia bendrauti su ūkininkais, rasti tokius. Tai va, į Faceliją važiuojam, į dobilus, į rapsus. Žinome vietų, kur yra liepynai, tai jų galėtų būti ir daugiau, bet yra kiek turim. Ir kas dar? Ir kaip ir grikiai mes visada taikom, bet kadangi važiuodom į baltuosius dobilus, tai jau grikiam būdavo truputį per vėlu. Ir kitas dalykas, mūsų krašte grikių nelabai daug yra. Jų labai nedaug. Mes esame Raseinių rajone, dar nepasakiau. O plius minus žemės čia yra derlingos, ūkininkų kraštas. Jo, čia dėl to ir nėra grikių, dėl to, kad yra derlingos žemės, auginami tik kviečiai, ten rugiai, rapsai, pupos, va tokie, kur... Man dar įdomu, kad jūs čia randat tokių plotelių, kur tos avilis išsidėlioti. Čia labai sudėtinga, taip atrodo. Taip. Yra sudėtinga, visada pamiškė turi būti, kad būtų įvairovė, negali palikti ant vieną ant rapso ar vieną ant kažkur. Tai. Turi būti įvairovė ir tas pamiškės paderinti, kad būtų į pietus, ar kad būtų įmanoma davažiuoti, ar kad nebūtų pačiame lauke, kur purškia ūkininkai. Tai yra sudėtingas darbas. Nu, bet šiaip netaip išlaviruojam. Grikių, sakau, jau keletą metų dabar neaugino. Auga anksčiau, čia eksperimentavo ir ekologiškus grikius augino, bet kiek žinau, ten susidūrė su tam tikrom problemom. Sumažėjo mums to dalyko. O šiais metais, jeigu neužuosim į dobilus, tai mums pervažiuoti nėra sudėtinga, mes galime nuvažiuoti ir 200 km su bitynu. Pas mus yra platformos, rimtos jos. Po kiek šeimų? Tai viena priekabėlė, pernai tokį rekordą gal padarėm, bet jau taip gal nelabai galima daryti. Apie 60 šeimų vienoje priekabėlė autobusiuką. Nu, jinai, taip, tik aš sakau priekabėlė, jau ten priekaba gal. Nu, aš įsivaizduoju, Jo, tai... Čia keliais aukštais, ne? Ir keliais aukštais, ir į plotį tenais, nu, ten rimta tokia. Bet kraniukų kokį nusikraunat, ar? Ne, mes rankom. Dviesi imam, tik aišku, turi derinti, kad būtų be medaus. Ja. Su medum tai jau nepakrausi, jo. Dabar aš norėjau dar paklausti labai apie motinėlis. Bakvastas, ne? Iš kur žinot? O kaip? Lietuvinieks kitokių nelaiko. Ne tik bakvastas, mes turim dvi rūšis. Mes bakvastas visada laikydom. Toliau tokiu bičių augintojų bendradarbiaujam. Jisai mums labai rekomendavo itališką suomių suomiam adaptuotos. Nu ir mes su tom dviem veislėm dirbame. Ir nu ką, esam bandę ir kitokių, bet mums tokia kaip karnika mums visai nepatiko. Mes gal neturėjom jos geros. Nieko jokio pliuso aš ten nemačiau. Gal neturėjom geros tiesiog. Tiesiog dirbam su bakvastu ir ta suomiška. Italijos. Iš užsienio kažkur siunčiatės ar Lietuvoje? Turėjom visokių variantų. Šiuo metu tai mes Lietuvos augintojai bendradarbiaujam ir patenkinti. Mums labai svarbu, kad mes motinėlės turėtumėm tada, kada mums reikia, ne tada, kada jam patogu. Čia labai svarbu. Auginantiems motinėlės reiktų tą žinoti. Ten iš to mūsų partneriai yra ko pasimokyti to klausimu. Labai gerai dirbais. Tai va. Tai kada mums reikia motinėlės, kad būtų ir kad jos būtų geras. Kaip ir didelių bėdų nematom, liktai jos visos dirbančios, didelės šeimas auginančios, lieka mūsų tik tais reikalas suvaldyti jas ir įdarbinti. Keičiat kas kiek laiko?
Kas 2 metai. Kas metus, ne? Kas metus jau biški brangoka, daug darbo gaunasi, gal ir faina būtų, bet mes kas 2 taip nusprendėme. Netgi ir dabar turim pavyzdžių, kad nusipirkom, dabar pasiruošėm magnetukus, pasižymėsim, kurios yra problematiškesnės iš pavasario. Visada mes žymėdavomės apžiūro metu, kas per motinėlį, bet bus žymiai patogiau. Bet ką norėjau pasakyti, kad motinėlė gali būti ir 3 metais labai gera. Su tuo esam susidūrę, tik jas reikia susekti, kuri čia jinai gera tokia. Jinai būna tikrai tokiu. O kaip keičiat? Gaudot ir keičiat? Ar... Jo, pats lengviausias dalykas tai būtų rugpjūtį prieš maitinant. Jau viskas jau baigtas sezonas. Tada taip gaudam ir keičiam. Mes taip darom. Ir rugpjūtį? Pabaigoje rugpjūčio. Jūs sakot lengviausia, bet man kiek kaip žmonės sako, aš įsigalvoju gerai, bus lengviausia ir visą laiką pačios pikčiausios bitės. Siaurinus lizdą, atėmus medų, jūs įsijautrinę kažkokios jautrios ir dar ten motinos ieškotis. Tai nebūna? Matai, dar vėlgi gali tu tarp maitinimų tą daryti netgi. Čia idealiausia būtų. Vieną kartą pamaitintos, jos tikrai nusiraminusios būna. Tikrai galima tą daryti ir lengva jas rasti. Jeigu bičių kamuoliai būna po korių dar, tai ten motinėlės nebus, o jinai bus ant korio ir pats lengviausias dalykas. Tai turiu omeny rugpjūčio pabaigoje keisti, va taip, rankiniu būdu. Ir mes nieko, ten nei laukiam, nei valandų, nei nieko. Mes surandam, sunaikinam ją. Pateisybiai, čia veikia tas ar neveikia, hormonais pasidalinam, tai yra ant narvelio taip užtrinam. Senasis metodas. Turbūt, nežinau, ar veikia, bet tiesiog mes taip darom. Įdedam ir jeigu užpyliai maisto, praktiškai visada prims. Yra dar daugiau, kada galima keisti. Gali keisti ir pavasarį pasižymėjęs, kurias norėtum pakeisti kuo greičiau. Tada medunio šiuo metu yra labai geras priimamumas. Nu, tai čia visi tą žino. Bet, sakau, mes tokiu sudėtinguoju darbu darom, sudėtinga gana, vis tiek reikia kiekvieną ją surasti. Rankiniu būdu taip ir keičia. Gerai. O tuo pat metu maitinimas, perkat sirupą, patys daro? Sirupą mes gaminamės šiuo metu jau gal kokie 5 metai. Tik savo. Anksčiau keletą metų esame eksperimentavę su šito invertuotų cukraus sirupu. Kaip ir didelės gal bėdos nebūtų, jei pirktumėm brangesnį, ten iš cukraus iš runkelių, kiek žinau, kur ten gliukozės, fruktozės tas santykis yra tam tikras, kad svarbu, kad jisai nestengtų. Gal dabar jau ir nebėra tos bėdos, nežinau. Bet mes tuo metu, kai dar dirbom, mes tą turėjom bėdą. Buvo, kad susikristalizavo sirupas ir bitės mirė iš bado. Po to kartą mes atsisakėm ir nematau aš didelio skirtumo. Dėl to, kad nusialina tos bitės ar ką, nebematau aš to. Nematau. Priedus kažkokius dedat? Senovinis metodas tik naudojam, ten biškį acto įpilam ir viskas, į sirupą daugiau nieko nededam. Tik acto. Supratau. Sumaitinat per porą kartų? Mūsų pinėtuvės netokios mažas, 8 litrai kokie, tai avilys gali stovėti biškį lygiai, nelygiai, nes jos lyg tai kaip ir skaitosi 10 litrų, bet ten niekada tiek vidutiniškai nesupėlė, kokius 7 supėlė vidutiniškai. Tai mes kokius 4 kartus važiuojam. Man ten dar turime mes klausimus tais maitinimais, nežinau kaip kiti, kaip pasako ten, 10 kg sumaitina, jiems užtenka, ne, mes daug sumaitinam. Dabar taip gan greičiau nepasakysiu kiek kilogramų, bet mes labai daug cukraus sumaitinam. Bet pas mūsų lizduose, lizdas būna taip prižiūrimas, kad ten maisto praktiškai nebūna. Sirupo nebūna. Todėl mes nuėjome medų jau rugpjūčio vidury arba ten pradžioj. Mes turim labai greitai su sirupu važiuoti, su motinėlėm važiuoti, čia turim labai greitai tą daryti. Nes iš gamtos nelabai parsineša, išskyrus atskirus atvejus. O lizde yra minimaliai medaus. Nes ant 10 rėmų išlaikyti reikia šeimą, kad jinai nespėstų, turėtų vietos motinėlė. Tai tam užtat tas pasikeitimas stiprus įvyksta pas mus korių, nes daug plokštelių gauna į tą ir atsinaujina. Tuo pačiu, bet... Spėtimą pagrindę valdot keisdami motinėlės ir šeimelės sudarydami po rapsų.
ir suspėjat. Jo, rapso einant į pabaigą, nėra taip, kad po rapso gerinai. Ir labai svarbu, mūsų bitininkavimo būdu, tai kad nebūtų maisto įpilta į šitą lizdę. Lizdę turi būti 10-9 koriai su perais iš tų 2. 10 taip nebus, nes būna duonos nespėjai ten ištraukti. Šiaip tai mes duoną gaunasi, kad kaupiam čiutne jau nuo gegužės 2 pusės mes jau pradedam kaupti duoną. Įdomiai. Jo. Šiaip mūsų duona, kadangi visada būna šviežiuose koriuose, jinai būna šviesiai geltona. Ne geltona, bet šviesi duonelė. Šviežia ir šviesi. Ją labai vertina pirkėjai. Tai mūsų aukščiausios klasės ta bičių duona gaunasi. Labai gražiai atrodė, čia reiktų sakyti, reprezentatyviai. Taip. O žiedadulkių nerenkate? Esam bandę, bet šiuo metu nerenkam. Gydymas? Visada turime tų gydymas. Gydymas yra kiekvienais metais nauja istorija. Niekada negydėm vorostopų, bet tai nereiškia, kad neturėjom problemų su erkėmis. Pernai gydėme su vorostopu, tai labai gerai gavosi. Tai va, eksperimentuojame įvairiais būdais. Yra rūgštis, daug, ne vienus metus su jom žaidėm. Iš tikrųjų, vis tik pasidarėm savo išvadą, kad tai yra, daug darbo reikalaujantis. Jeigu pats gaminėsi, tai, sakykime, nėra brangu, bet daug darbo reikalaujantis ir efektyvumas yra toks ribotas. Ir yra, visokie cheminės juostelės. Kaip, kad ir mes niekada nesam bandę ir vorostopo, pernai pasidarėm testą. Visada mes darom testus. Ar erkėtos, ar neerkėtos bitės. Kaip darot? Patiesiam po dugnu. Tokia plokštelė mūsų specialiai yra paruošta. Tada nugydom, kokiu ten metodu mes gydom, įsitraukiam ir skaičiuojam. Po paros, maždaug. Po paros, po 2 tu gali žiūrėti, ar matai. Bet jų reikia pasidaryti, mes pasidarom kokį 10 per bityną tų testinių tokių. Ir 10 avilių ir su skirtingais vaistais. Ir pagal tai bandom atsirinkinėti. Geras, kaip įdomi darė, tai... Aha. Ir matosi, kartais skirtumas gali būti, ar tai erkės pripratusios prie vienos chemijos, ar sąlygos kitokios. Vienais metais vienos labai gerai suveikia, kitais metais kitos labai gerai suveikia. Taip. Ir tai pirmas gydymas prasideda, grinai išėmus, mes skubam gana, skubiai tą darom, apie rugpjūčio 15 visur būna, kaip paskutiniais metais darom plokštelėmis, tai plokštelės sudėtos. Juostelės tiksliau. Rugpjūčio 15, nuėmėm kokio rugsėjo pačioj pabaigoje arba spalio pradžioj ir paskui kaip lapkritį kažkur dar nulaistom vieną kartą. Ir viskas. Bet visus šitas operacijas darant mes visur dedam tos ir tikrinam, kaip mums sekasi, koks efektyvumas. Ir kaip pernai lapkritį, sakykime, nulaiščius, yra prasmės, jūs pats matot laistyti? Šiaip tai yra. Šiaip tai yra prasmės laistyti. Aišku, tu matai, kaip pagal tai, tu matai laistydamas jau lapkritį, tu matai, kaip tu sekėsi nugydyti iš esmės. Ir mes ne vienus metus tą turėjom problemą, kad einam kaip ir pabaiginį gydymą atlikti, bet paaiškėjo, kad ten labai daug erkių, kad tai neturėjo tiek būti. Reiškia, tas pirminis gydymas, tai nesuveikia. Nors ir mes visada tyrinėjom, koks tas efektyvumas. Tai būna taip, kad nulaistai, tu randi 300 erkių. Tai faktas, kad čia didelė bėda. Nulaistai 10 randi, arba 5, arba nei vienos nerandi, tai smagu. Bet tai nereiškia, kad nereikia nulaistyti vis tiek visą bityną. Mes tokią išvadą turim. Tai tas šeima taip, tau papuolė, kad nedaug. Tai čia ačiū Dievui. Tai tau nedaug yra erkių, bet iš tų 10 pabandymų, tu kokioj vienoj rasi kokį 50. Ir tu tada netrinksi, kur pas tavęs yra, kur nėra tų erkių. Mes visą bityną vis tiek laistam be jokių abejonių. Oksalas ir vanduo, ar oksalas ir sirupas? Kuo laistat? Mes oksalas ir vanduo su sirupu girdėjom apie tai, truputį bandėm, bet nematėm jokio skirtumo, tai tiesiog vanduo. Praščiau. Dar toks labai gal abstraktus klausimas. Gal galit pasidalinti, jeigu yra
nežinau, kažkoks pastebėjimas, patarimas. Ką jūs pritaikėt savo bitinę, gal kažkokį metodą, kažkokią taisyklę, kažką, dėl ko jums lengviau bitininkauti, ar daugiau medaus prisukat, vat atradot kažkokį niuansą ir čia nereiškia, kad kitiem tiks, bet kad jums tiko ir galvojat, o kaip gerai mes tai pradėjom daryti, mums pasiteisino. Nu, kaip ir minėjau, jeigu kalbant apie pačios bitininkystės metodiką, tai mums labai pasiteisino atnaujinimas lizdų. Tai atrodo daug darbo, taip, atrodo taip gana senovinis dalykas, kad tiek lysti, tiek dirbti, gal ir taip, bet kada jos turi per sezoną iš 10 rėmų 10 plokštelių, jas pasiūna, atnaujina ir bitės veikos stiprios išsirita. Tai mums pasiteisino tame, kad jokio spėtimo mes neturim. Medaus prineša tiek, kiek prineša, kaip ten mums gaunasi, vienais metais taip, kitais kitaip. Darbo daug, bet su spėtimu mes susitvarkom. O šiaip tai man labai svarbu vežiojimas, mes vis tik galvojam, kad vežiojimas yra tikrai reikalingas. Bent jau mūsų plotmėj, nes yra vietų, kuriuose, pavyzdžiui, rapsas pražydė. Yra miškeliai, bet iš miškelių daug nepaimsi. Rapsas pražydė, kviečiai užaugo, to apylinkį nėra ką veikti bitėm. Turi važiuoti kažkur ieškoti tokių ganyklų, kur biški laukinė gamta labiau. Arba vėl žydinčių laukų kažkokių, tai kaip minėjau. O konkurencija su kitais bitininkais, tai čia spėjai turėtų būti vis tiek nemažai bičiulių aplinkui. Bičiulių yra, bet nėra su jais jokių problemų, mes su jais bendradarbiaujam. Gal čia labai arti kaiminystėje didelių nėra jų, bet bičių visur yra kiekvienam miškelėje, palaukėje, tai taip, kažkaip tai ten telpam, visi mes sutelpam. Fainai, smagu girdėti. Ir galvoju dar apie bitininkystę, ar nieko nepraleidau jūsų paklausti, kad po to pilos negaučiau ir pats neliūdėčiau. Žinoma, man dar labai įdomu technika, kokius jūs technologinius sprendimus prisitaikė, kad greičiau dirbti. Tai gal ten šiek patalpose parodysit plius minus, kas jums pasiteisino, gal kažkas nelabai pasiteisino, su ko dirba. Ir labai mėgstu paklausti. Aš manau, kad šitas klausimas niekam nepridėjo jokios pridėtinės vertės, bet man labai smagu. Tai jūsų transportas bitinė, autobusiukai ir mačiau vieną tokį labai fainą automobilį. Ta raudoną, aš tokią labai reikia, pas mus irgi paniškėsi. Čia jūsų transportą, kas liečia transportą, tai ką mes esam per daug metų pasidarę savo išvadas. Mūsų visi autobusiukai 4 varomais turi būti pirmas dalykas. Kokios markės? Dabar turim Crafterį ir Tranzitą. Fordai? Taip. Ford Transit? Taip. Aš maniau, tik tai kokį vieną kitą transporterį gali rasti. Ne, jie taip, reti yra, bet tai yra įmanoma. Ir Crafteris irgi 4 varomais. Tai čia vienas dalykas. Tiesa, mes čia tik dabar taip nusipirko mūsų autobusiukas, turėjom transporterį, tai išvažiavo į Ukrainą. Jo, kaip pagalba. Tai mes dabar turim tokį didesnį autobusiuką. Ir džipas. Džipas, žinoma, reikalingas platformom pertemti, mes jos beveik galima vadinti traktoriais. Mūsų tie džipai visada būdavo nemaži, dideli tokie, su dideliais ratais. Išskirtiniais atvejais, aišku, reikia kartais ir tos autobusiukus ištempti, bet jau taip stengiamės taip neįlysti į balas ten stipriai. Esam daug patirties turim su tai mašinom ir esam paskandinę autobusiukų. Kaip tai paskandinę? Čia netiesioginė prasme, bet per didelę balą važiuojant, užmetė vandens ir pritraukė. Irgi tranzitas buvo. Po tų tokių patirčių, tai jau mes, geresnius tokius autobusiukus jau pritaikytus tam dalykui naudojame. Kad nereiktų, arba tu paprastų autobusiukų važiuosi lauku ir ten čiut važiuosi, tu turėsi ir greitį laikyti, kad tu išvažiuosi. Bet tada tu turi galimybę jį sudaužyti, ką nors. Taip. Čia jau faktas. O su 4 varomais tu jau gali atsargiai važiuoti. Žymiai atsargiau ir tu visai kitaip važiuoji ir pasiekmes kitas. O dar šiek tiek paskutinis klausimas turbūt iš bitininkystės apie šios metus. Labai įdomu, kaip pas jūs peržiemojo. Kaip su maistu? Sėkmingai ar ne? Šiais metais mes
pernai mes turėjom didelį bėdą su šito. Mes kažkokiu tai būdu apsiskaičiavom. Nors sumaitinome mes daugiau negu vidutiniškai čia Lietuvos bitininkai sumaitina. Bet ta mūsų technologija atremta į tai, kad lizde medaus nėra pas mus. Tai atitinkami mes žiemai sumaitinam labai daug. O šiais metais mums gavosi kol kas labai gerai, praktiškai galima sakyti idealiai. Maisto užtenka, bitės jau stiprėja gana greitai, perų daug. Ir maisto ką mes turim? Mes turim kokius 2,5 korio pilno maistą. Maždaug, dar žiūrėjom čia šiom dienom. Vidutiniškai. Vienas gali turėti 3, kitas gali turėti 1,5 korio didžiojo. Maždaug taip yra. Gal nuo 2 iki 4 rėmų, taip yra dabar maisto lizde. Jeigu trūksta maisto, ką darot? Pavyzdžiui, kažko vasarą. Naudojam kanditešlą. Bet kaip jūs dedat tokios konstrukcijos daugiaušiuose viliuose? Čia yra įdomus dalykas, mes šiemet padarėm atradimą, bet pasirodo, čia tas atradimas mūsų senas dalykas, visi senai naudojam. Žodžiu taip, mes anksčiau tai labai vargdavom tenais. Galima dėti kanditešlą ant lizdo, plėvelėje savos gamybos, mes turim maišyklės, pasigamindavom. Bet uždengti ją reikia, ne daugiau aukštį, kalbu apie daugiau aukščių. Uždengti tai dedam aukštuką, įdedam pagalvėlį ir tada pagalvę. Tai yra daug labai ir darbo, nes ir atvežti ir paskui parvežti reikia. 500 pagalvių? Jo, taip. Ant visų paprastai taip nededam, bet taip. Taip, čia yra baisus darbas ir tik dabar kažkaip mums daėjo, pasidomėjom, tai senai visi daug kas naudoja tokius dalykus. Tai vienas dalykas, mes dabar kanditešlą vis tik perkam su papildais, ten vitaminai, šitie baltymai yra. Ir ta pirktinė tešla, jinai būna plokščia, maždaug 1,5 cm storio. Dedam po 1 arba po 2 kilogramus ir galima dėti ant jų, užtenka lubelės o tokio storio. Aš galvojau, ką pats aš čia sugalvojau, aš jau meistrų skambinau, sakau, gaminkit. Tai sako, mes turim tokių pagamintų. Tai dedam tokias lubelės paaukštintas ir stogą ir viskas. Tarsi rėmelis, ne? Taip, tarsi rėmelis, jo, ir taip šilumą išsaugom. Tada viršus plėvelė ir stogas. Jo. O dadanė ten niekada nebuvo dėl to bėdos. Tai dadanė jo. Aš nesu susidūręs tokiais metais, mes maitinam tuo pačiu metu kaip jūs. Primaitinom irgi praeitą vasarą daugiau negu įprastai. Tiek, kad, kadangi pas mane mažiukai aukštukai, jau prisiūtos barzdos apačioje. Jau reiškia, sirupas netilpo, aš galvoju liuks. Ir yra 3 konkrečiai mirė iš bado, 4 gelbėjo prieš porą savaičių. Viskas suvalgyti iki 0. Barzdos prisiūtos. Tai aš galvoju, aš išvadą vieną darau dėl rudens šilto, turbūt perai ten buvo užsisukę, greit suvalgę. O pas jūs taip nebūna, nes jūs irgi gan anksti maitinat. Tai perų dar turėtų būti daug lizde. Žinai, kaip yra, anksčiau mes tą darydavom klaidingai, aš taip galima sakyti, pamaitindavom vieną kartą, truputį palaukiam, atseit perų prisivėjus, pastiprės dar šeima atsigaus link rudens ir paskui vėliau po kokių 2 savaičių pradedam maitinti, čiut ne tiek, kiek įma tiek duodam. Bet jau ten nelabai priima, nes jos taip nesustoja tos perus išauginusios. Jau ten viskas užimta perams, čia kiaušiniai, vikšreliai ir nėra net kur to maisto impiltis. Ir gaunasi, kad neprisipila tiek, kiek reikia. Iš šonus susipylė tą porciją, teoriškai kaip ir gali užtekti, bet jeigu kokie 5 rėmai su perais liko, tarkim, ten ir uždėta to maisto iš viršaus, bet žiemai to neužteks ir kas gausis. Jeigu dar nedaug dėjo pasistums į šoną, kamuolys ir gali gautis tuščių rėmų tarpas ir jie net neperės į pilnuosius. Čia nuo sąlygų, aišku, priklauso, kokia žiemos temperatūra ir taip toliau būna, bet kad pritrūkti, tai dabar kaip mes darom? Mes greitai užmaitiname pilnai, nieko nebežaidžiam. Tai reiškia, kad mes kas 2, kas 3 dieną mažiausiai pilam po 1 penetuvę, ten kokias 4 jos gaunasi. Bet tuo metu, kai maitinat, spėjus tiek, kokie centre, kokie 2-3 kuriai bus pilni perų, jie neužsipila maisto. Ir ką mes pernai padarėme, tai dėl to mes šiemet turim labai gerus rezultatus žiemojimą. Retai tai buvo pas mus. Tai pamaitinom gal kokios 3 penetuvės ar 4, čia reikėtų žiūrėti užrašuose. Palikom penetuvės, dėl to, kad pradėtų aušti jau jos, kad nebūtų taip šilta
lizde. Tai vienas dalykas, ne taip šilta, aušinam šiek tiek. Ir po kokių 3 savaičių užpilam dar vieną. Ir jos būna biškių apsiraminusios, gal biškių tų mažiau perų. Ir į tą vietą dar susipylė sirupą. Be problemų žiemoja šiais metais. Galvojau, sakysit, kaip nors korius perkelinėti? Ne, šito jau ne. Mes daug dirbam su koriais, palyginus reikėtų mažiau dirbti, bet jau link žiemos einant, ne, nieko mes tokio nedarom. Viskas būna paruošta rugpjūčio pabaigoje ir viskas. Paskutinis dabar tikrai klausimas dėl bičių piktumo. Aha. Nesusidurėt su kažko, kaip sakiau, metų gale, kad būtų piktesnis, pavyzdžiui, didesnis skyrius, ne? Jeigu atvažiuot metų gale, vis tiek turėtų būti biškai chaoso to. Sprendžiat kažkaip chaoso klausimą ar kenčiat prieš nesusidėję? Aha, jo. Čia geras klausimas. Žinoma, yra neįtikėtini dalykai, aišku, būna, pavyzdžiui, skyrius 20 šeimų, visos nieko net nereaguoja, tai viena taip sukyla iš karto, kad neįmanoma su jom. Tai, pavyzdžiui, mūsų daug bitynų yra ant platformų. Ką esam pastebėję? Jeigu ilgai krapštysias, tai jas nori tu, nenori, pasiskleisyti ant tų korių, arba, pavyzdžiui, medų įmant. Yra pirmas dalykas, mes tai naudojam greitį, tai negali būti ilgas žaidimas, tai 1-2 turi susitvarkyti ir išvažiuoti, viskas ramu. Apžiūros greitis, ne? Tada, aišku, čia visi suprantam, kad motinėlės turim prižiūrėti, nes jeigu ten tyliuoju metodu augino, tai nebūtinai bus tau panaši, kas buvo prieš tai. Tai taip atskiros šeimos būna piktos ir jo bitynė visada kokie 10 surastumėm, kurios galima žymėti būtų, kad tikrai pikta, iš kur jinai pikta kaip iš nieko. Atsiranda tokias. Nelabai ką padarysi. Kitaip atkenčiam, bet ateina laikas, pakeičiam motinėlę. Kaip sakau, platformose turi būti darbas gana greitas. Greitai padirba, jos net nespėja susižiūrėti ir tu išvažiavai. Kelios minutės, ne? Kelios minutės prie vieno avilio, tai šiaip kokia 40 minučių užtrunkė, 20, jeigu platformoje. Ir aš jau pradėjau klausti paskutinėse laidose, ar nebuvo kažkokių incidentų, kad sukeltų patį, ar kažką iš šeimos, ar kažkokios apsaugos priemonės, vaistai, adrenalinas, patirties gal yra kažkas nors? Teoriškai mes žinome tą adrenaliną, namuose mes jį turime. Pas mus šeimoje nėra alergiškų, giminėje yra, bet teko leisti adrenaliną, bet jau jie žinantis, kad jie net patys savo nešiojasi jį. Tai tas veikia, viskas tvarkoja. Pavyzdžiui, mūsų vienas iš darbuotojų, pradėdamas dirbti, jam buvo alergija. Tai jisai bitei geldavo, ten užtindavo, jeigu ranką įgėlė, jam čiut negalva užtindavo. Bet kas įvyko, jisai pradėjo po truputį vis drąsiau į bityną ir vis daugiau tų gelonių gauna ir dingo jam tą alergiją. Vis tik adaptavosi kūnas. Ir tai yra keletas dalykų. Arba tu alergiškas, arba tu pripratai. O šiaip tai mes tai jokių, man ten įgėlė, ten 5 bitės, man tai nei štai, nei antai. Tikrai paskui gelonius įsitraukti, jeigu ten išlaiko rankom. Atskiros šeimos būna piktos, bet čia jau to neišvengsi. Šiaip jau bitininkai turėtų turėti adrenalino ampulę, aš taip galvočiau, turėtų turėti. Nes pas tavęs gali atbėgti kaimynas su prašymu padėk. Tai čia reikia tą. Jūs turite kalbą eina apie nulaužimą ampulę, ar tą jau, kur išlaunį man čia pasakoja žmonės, kad automatiškai suleidžia? Ne, mes paprastai. Sušiurštų prisimą? Jo. Supratau. Gerai. Labai gerai gaida, galim užbaigti ir prie technikas įdėti. Davai prie technikas. Eisim į vietą? Jeigu galim. Galim, nieko ten tokio nėra. Labai įdomu. Ką naudojam? Pokalbis baigtas. Liko ekskursija po gamybinės patalpas ir dar keli Dainiaus draugiški patarimai bičiuliams. Norintys pamatyti ir išgirsti, tapkite Bičiulių krašto Patreon rėmėjais. Kaip tai padaryti? Nuorodą rasite laidos aprašyme. Kaip ir sakiau, reikia jūsų visų indėlio, kad šios laidos gyvuotų ir tobulėtų. Kiekvienas esate labai didelis palaikymas. Gražių šventų Velykų ir iki.